Sveiki, esu Andrėjus Afanasjevas, gydytojas intervencinis ir neurointervencinis radiologas, dirbantis Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje Vilniuje. Ir šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie miomos embolizaciją, dažna šiaip mūsų sutinkama moterų problema 21 amžiuje, kuomet moteris skundžiasi, kuomet joms būna diagnozuota mioma. Ir šiandien mes mūsų operacinėje atliksime embolizaciją, kuomet šiek tiek vėliau persikelsime į operacinę ir jums bus pademonstruota, kaip atliekama šita mioma, miomos embolizacija, kas iš vis tai yra per daiktas, kad jums būtų aiškiau, nes labai dažnai mes girdim, kad moteris bijo, jos kažką tokio negirdėto apie tokį gydymo būdą, tačiau aš norėčiau jūs patikinti, tai yra labai saugus, labai minimaliai invazyvus, tausojantis gydymo būdas, būtent kuomet yra diagnozuojama mioma ir su ją kažkaip tai reikėtų sukovoti, ar ne? Dabartiniai praktikoje labai dažnai mūsų kolegos patyrę ginekologai, jie siūlo gerą būdą, tai yra tiesiog miomos pašalinimas laparoskopiškai arba labiau atviresniu būdu. Taip pat girdime, kad ir siūloma histerektomija, kuomet pašalinama visa gimda. Ir be abejo, tai yra patikrintas gydymo būdas, šiek tiek jis, aišku, galbūt yra tam tikrą prasme radikalesnis. Mesgi siūlome tarptautinį gydymo būdą, kuris yra pripažintas pasaulyje ir tai nėra kažkokia eksperimentinė medicina, yra puikiai atliekamas ES šalyse, Amerikoje, yra nemažai patyrusių centrų Europoje, tarkim, kurie padaro, nežinau, ten šimtus miomų embolizacijos per metus. Mūsų regione mes padarom jos pavieniai atvejai, bet tikriausiai tai yra dėl vienos bendros priežasties. Tai tiesiog mes galim pasiūlyti šitą būdą, dėja, tik tais pati informacija, jinai nėra tiek pasiekiama pacientėms, todėl kviečiu šiandien tiesiog pamatyti, kaip viskas vyks. Kalbant šiandien apie mūsų atvejį, tai yra jauna moteris, jinai yra 68 metų gimimo, jinai yra labai puikaus sudėjimo, šokėja, muzikantė, aktyviai sportuojanti, neturinti jokių praktiškai gretutinių ligų, visiškai jausdavo gyvenimo ritmą ir pulsą, labai gerai jausdavusi kasdieniniam gyvenime, tačiau jinai pradėjo jausti, jog kažkas tai ją tarsi kaip ir spaudžia apačioje. Atvyko pas konsultaciją pas ginekologą, kuris nustatė echoskopiškai, kad yra pakankamai nemaža, iki 8 cm mioma. Jai buvo pasiūlyta šiek tiek luktelti, galbūt palaukti, kuomet reikės, tarkim, kad nepaaugs ir bus atlikta histerektomija. Jai buvo pasiūlyta galbūt iš karto operuotis, tačiau jinai atsisakė šito gydymo būdo, kreipėsi į mus ir mes, norėdami jai padėti, pavadinkim, ar ne, ir būtent, kad mūsų gydymas, mūsų gydymo būdas atitiktų jos savotišką tokį kaip ir pageidavimą, nes jinai nenorėjo atviros operacijos, nenorėjo išsaugoti savo gimdą. Mes jai pasiūlėme embolizaciją. Ginekologas įvertino, mūsų ginekologas 3 lygio, jis dar kartą įvertino būtent šitą fibroidą, miomą ir sutiko, kad yra saugus embolizacijai. Tuomet rutiniškai mes atliekam magnetinį rezonanso tyrimą dubens su kontrastinė medžiaga, tam, kad galėtumėm palyginti ir vizualizuoti grinai, kaip atrodo mioma prieš embolizaciją, po embolizacijos, po kažkiek tai laiko, tam, kad būtų galima nespekuliuoti gautais, tarkim, nespekuliuoti pasiektų gydymų ar ne, ir šiaip siekti tam tikros kontrolės, kad būtų galima per tam tikrą laiką pamatyti, ar yra tam tikras ataugimas, ar nėra, ar yra išnykimas miomos, ar visiškai, ar pilnai, ar jinai kažkiek tai vėl ataugs metams bėgant.
Po magnetinio rezonanso jinai buvo vėl nukreipta pas ginekologę, kuri vėl dar kartą įvertino situaciją ir tuomet mes jau suderinom planinį gydymą, tai yra embolizacija. Embolizacija jinai vyksta dažniausiai pas mumis taikant epidurinę nejautrą, nes ne viena tikriausiai iš jūsų girdėjusi, kad miomos embolizacija skausminga procedūra. Taip, jinai gali būti skausminga procedūra, ypatingai jeigu nedarant kažkokio tai stiprios nejautros. Mes kažkaip manom, kad taikant pasaulinį standartą, tai epidurinė nejautra, jinai pati tinkamiausia. Tai pacientai bus pasiūlyta padaryta epidurinė nejautra, tuomet per kirkšnies arteriją bus nueita labai selektyviai, labai distaliai prie pat miomos, nes mioma jinai yra maitinamas kraujagyslinis toksai kaip ir navikas, kuomet reikėtų būtent prie pat miomos ar ne suleisti kuo daugiau tinkamų mikrosferų, tai yra tokios kaip dalelės, kurios užblokuoja tiesiog miomą. Užblokuoja jos maitinimą, ar ne, nes šitam navikui reikalingas kraujas, kad jisai toliau vystytųsi. Jeigu mes tiesiog atjungiam kraujotaką, mioma jinai neturi ką daryti kaip tik tais kaip žūti, ar ne, ir trauktis, o ne augti. Tai bus ir siekiama padaryti. Per vieną duriuką, dažniausiai tai yra dešinė kirkšnis, mes nueinam tiek į kairę pusę, tiek į dešinę, todėl kad maitinimas miomos dažniausiai būna netolygus, bet jisai vis vien būna iš abiejų pusių, tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Yra nueinama distaliai, būtent tai arterija, į gimdos arterijas iš vienos pusės ir iš kitos, ten suleidžiamas embolizacinės medžiagos. Kontroliniam patikrinime po procedūros tą pačią dieną, tą pačią akimirką mes suleidžiam kontrastinę medžiagą ir pamatom, ar pildosi dar kažkas, ar nesipildo. Jeigu nesipildo, tuomet procedūra skaitosi baigta, pacientas gauna dozę antibiotikų ir keliauja po operacinę palatą parai, kuomet yra kontroliuojamas jo skausmas. Ir vėliau kelių dienų bėgyje jisai išrašomas namo, jeigu situacija stabili. Ir jam gali būti išrašomas priešuždegiminis preparatas, koks, pavyzdžiui, ibuprofenas, kelias dienas ir jisai toliau gyvena savo gyvenimą. Dažniausiai moteris sako, kad po 5-6 dienų jos absoliučiai praktiškai nieko nejaučia ir jaučiasi puikiai ir be jokių kažkokio tai skausmų toliau eina, gyvena įprastą gyvenimą. Tai taip trumpai apie mūsų šitą atvejį ir tuomet mes už kelių minučių persikeliamся į operacinę. Dabar mes jau sveikinamės iš operacinės, kuomet mūsų pacientė yra guli ant stalo ir mes tuoj pat pradėsim šitą procedūrą, kuri ir vadinasi miomos embolizacija. Kaip jūs pamatysite eigoje, tai pakankamai paprasta procedūra iš tos pusės, jog mes nedarysim kažkokio tai labai tokių sudėtingų manipulacijų ir panašiai. Aš kiekvieną praktiškai žingsnį paaiškinsiu, ką mes darom. Taigi, pacientė yra nuskausminama kirkšnys, kur aš jaučiu pulsą jos ir šiek tiek suleidžiu nuskausminamosios medžiagos, ar ne? Tuomet mūsų tikslas yra įvesti introducerį, tai yra tokį trumpą kateteriuką, per kurį mes ir darysime pagrindinės manipulacijas, ne? Tokia kaip įėjimo vartai, pavadinkim taip. Tai nėra, kaip jūs matot, nėra kažkoks tai ypatingas daiktas, jis yra labai trumpas vamzdukas, kuris įstatomas į kirkšnį. Dabar mūsų tikslas bus su kateteriu, kuris irgi ganėtinai plonas ir su viela, nueiti į arterijas, kurios būtent ir maitina šitą gerybinį naviką. Kaip jūs matote,
Iš dešinės mes matom va tokį debesėlį, kuris pildosi toks kaip raizgalynas, ar ne? Tai yra būtent miomą maitinanti arterija. Tikslas mūsų ir bus patekti į ją. Tuomet pasiimamas dar plonesnis mikrokateteris su mikroviela. Paleis. Ačiū. Šiek tiek galima jį paformuoti. Atitraukit. Tam, kad įsitikinti, ar mes esame vietoje, ar ne, mes dar per mikrokateterį suleidžiam vėl kontrastinę medžiagą, kuomet galėtumėm įsitikinti, ar tikrai mes esame tenais. Ir taigi mes padarysime toj diagnostiką, pažiūrėsim, ar mes tikrai esame ten. Ir taip mes esame čia. Tinklas toksai nemažas, ar ne? Tai reiškia jau pats laikas mums kaip ir leisti mikrodalelės. Mikrodalelės atrodo taip, va, geltonos, žalios spalvos, ar ne? Mes prijungiam prie mikrokateterio. Ir leidžiame po 2,5 ml pro mikrokateterį būtent jau į miomą. Mes darom tarpinį patikrinimą, mes matom, kad jau tas tinklas mums mažėja, tačiau visgi dar reikalauja šiek tiek tolimesnės embolizacijos, todėl mes dar suleidžiam tam tikrą kiekį dalelių. Mes taipogi matom, jeigu dalelės mums yra per smulkios ir jeigu per miomą yra per daug jau pažengus ir didelio diametro, tuomet mes paimam ir irgi didesnio diametro mikrosferas. Sakyčiau, visgi mums reikėtų dar didesnis diametro šitų mikrosferų. Kaip matom, mioma praktiškai iš kairės pusės jau yra žambolizuota. Mums lieka dar biškutį suleisti. Ir to pakaks visiškai. Ir ką mes darome toliau, nes matosi, kad nesipildo mioma, aš dar suleidžiu tokią spiralę, kuri dar labiau užblokuotų mums, pavadinkim, tai jos maitinimą iš šitos arterijos, todėl taip patikimiau pavadinkim. Iš kairės pusės mioma visiškai nesipildo, reiškia mes maitinimą jai esame atjungę. Dabar mes keliavam į dešinę pusę, pabandysime tai padaryti su to pačiu kateteriu. Jeigu matysim, kad mums sunkiai naviguojasi, mes visada galim pakeisti į kitą. Tai absoliučiai jokia problema. Taigi mes su mikrokateteriu esame viduje kai dešiniai pusiai, kuomet mes galim suleisti kontrastinės medžiagos ir pamatyti, kaip atrodo mioma iš tos pusės. Kaip jūs matote, visas šitas debesys, visas šitas tinklas, tai yra būtent maitinimas mūsų miomos, ar ne? Reiškia, mūsų tikslas yra, ar ne, dabar padaryti embolizaciją su smulkesniem dalelėm, po to su stambesniem dalelėm ir padaryti tai, kad finalinis rezultatas jisai visiškai nesipildytų. Taigi mes imam vėl žalias mikrodalelės, mikrosferas, kurias mes naudojame anksčiau, ne? Ir jas leisimės per mikrokateterį šitą. Ne? Tikslas yra, aišku, kuo distaliau, kuo toliau patekti, ne, su mikrokateteriu, tam, kad būtų dar geresnis efektas. Ne? Kaip matot, mes padarom dar vieną angiografiją po šiek tiek, kai mes suleidom dar šiek tiek mikrosferų ir mes matom, kad visiškai nesipildo netgi ir tas tinklas, kuris turėtų pildytis. Tai reiškia labai gera prognozė šitai miomai. Be abejo, mes darysime
Dar kartą pacientės patikrinimas su magnetiniu rezonansu, seksime, nes mums labai svarbu, ar gydymas buvo efektyvus. 95%, jeigu tu gerai padarai embolizaciją, gydymas bus efektyvus. Bet visada yra alternatyva, kuomet jeigu mioma turės galimybę ataugti ir taip toliau, visada galima kreiptis į patyrusius ginekologus, kurie puikiai galės išoperuoti laparoskopiškai arba nelaparoskopiškai. Embolizacija yra gera to, kad miomos jog rezultatą galima pasiekti tokį pat, absoliučiai, bet yra vienas niuansas, kad visada galima grįžti prie labiau radikalios operacijos. Ta prasme, jeigu kažkokiu tai būdu nepasisekė arba mioma ataugo ir panašiai, tai ne bėda, nes visada galima ją toliau pašalinti arba pačią miomą, arba gimdą ir panašiai. Tai vadinasi, galima toliau tęsti gydymą. Šitą švirkštuką. Ir tai yra labai svarbu, kuomet galima išsaugoti organą. Jo, kaip matote, aš dar sukišu kažkiek tai spiralių, čia yra mano praktika tokia, gal kažkas taip nemėgsta, aš taip visgi mėgstu pasiekti optimaliausią rezultatą, nes dabar padaroma kontrolinė angiografija tam, kad įsitikinti, ar viskas yra gerai. Ir procedūra bus baigta. Taip, mes matome, jog visiškai nėra jokio pildymosi, kurį mes matėme iš anksčiau, ir šitą arteriją, kuri maitina, nutrūksta ties spiralėmis. Laikas išeiti ir baigti procedūrą. Tam, kad pacientai būtų dar labiau komfortabilų, mes šitą mažą skylutę, kurią padarėme, mes ją uždarom tokiam specialiom priemonėm, kurios yra irgi labai patikimos. Ir tuomet išvengiama rizika turėti šitoj vietoj mėlynę. Kaip matote, kokio dydžio skylutė buvo, ar ne, per kurią mes dirbame peiliukam. Ir viskas. Šiuo metu pacientė keliaus į postoperacinę palatą. Taigi, kaip jūs matėte, procedūra mūsų praėjo sklandžiai, be jokių komplikacijų, be nieko. Pacientė dabar keliauja link pooperacinės palatos, kur jinai praleis šiek tiek laiko ir bus perkelta toliau į ginekologijos skyrių. Galime trumpai apžvelgti, ką mes visgi padarėm, ar ne? Tai kaip jūs matėte, per dešinę pusę aš nueinu į kairę pusę. Čia viskas yra atvirkščiai, kur kairė, ten yra dešinė. Ir mes matom, kad būtent per šitą arteriją, kur aš vedžiu kursorių, ar ne, kažkoks tai tinklas užsipildo, ar ne. Tas tinklas ir yra dalis miomos. Jisai iš kairės pusės, kaip jūs ir matėte, jis yra šiek tiek netoks gausus, kaip iš dešinės pusės, bet mes visien matom, jog šitie visi kaip tokie, kaip, nežinau, makaronai, ar ne, kaip jūs pavadinsite, tai yra smulkios kraujagyslės, kurios maitina miomą, ar ne. Mūsų tikslas, kad jos finale nesipildytų. Čia aš jau pradedu leisti kažkiek tai mikrosferų dalelių, tinklas mažėja, finale jisai beveik sumažėjo ir išnyko. Mes vėl kažkiek tai daleidžiam. Čia svarbiausia neskubėti ir šitoje angiografijoje mes jau matom, kad jau niekas nesipildo. Ta prasme, kad čia nekreipkite dėmesį, čia ne mioma, viskas yra tvarkoj, kaip ir jūs matėt procedūros metu, aš dar suleidžiu vieną tokią spiralę, kuri visiškai užblokuoja, tarkim, vartus ir
įėjimą į tą miomą, ar ne? Tai va, šitoj vietoj suleista dar spiralė, daugiau niekas nesipildo, galima sakyti, kad šitoj vietoj užteks tikrai. Keliaujame į dešinę pusę, pakeisdami kateterį ir jau šitoj vietoj mes matom tikrą miomą su labai didelė, ar ne? Jinai yra tiesiog toksai, nežinau, didžiulis maišas, ar ne? Ir kažką tai reikėtų su ją padaryti, tai reiškia, mes vėl toliau keliaujame su mikrokateteriu visais šitais vingiais, kad nukeliauti iki jos, kuo toliau. Ir matote, mūsų mikrokateteris be jokios, nežinau, be jokių kliučių nukeliauja labai distaliai per visus tos vingius ir tuomet mes vėl leidžiam. Mes leidžiam čia, jau viso proceso aš jums nerodžiau ir neužfiksavau per daug, bet mes matom, kad šičia visur tai yra buvusios kraujagyslės, kurios jau dabar yra pilnai užblokuotos ir jomis neteka kraujas, ar ne? Tik tais per šitą mažą debesėlį vis dar kažkur tai sunkiasi ir maitinama kažkokia tai maža dalis, ar ne? Miomos. Tuomet mes matom, kad nepakankama embolizacija, reiškia tam, kad neataugtų jinai, reikėtų dar daugiau suleisti. Ir mes dar suleidžiam, ir dar suleidžiam, matom, vis vien dar šiek tiek pildosi. Tada mes kažkiek tai užkišam spiralėmis, ar ne? Jau ten toliau beveik nesipildo, bet šitoje vietoje kažkiek tai dar pildosi. Bet tai ne problema, todėl kad viskas yra kontroliuojama ir galima dar kažkiek tai suleisti. Suleidžiam dar kažkiek mikrodalelių ir mes matom, kad jau nuo šitos vietos toliau jau kraujas nebebėga ir nebemaitina to debesėlio. Ir implantuojam dar kelias mikrospiralės ir jau mes nematom to gausaus tinklo, kuris buvo, va čia yra taip atrodo, kuris buvo va toks, kur buvo visa mioma. Procedūrą mes skaitom, kad pavyko šiuo metu. Pacientę stebėsime rytoj dar, aplankysim ją, paklausim, kaip jai sekasi. Ir kaip minėjau, už kelių dienų tikriausiai jinai bus išrašyta jau namus. Tai kaip jūs matot, šita procedūra įvyko labai ganėtinai greitai. Mes jai sugaišom bendroj sumoj tik valandą. Su paciente bendravom, mes nefilmavom, bet mes bendravom per operaciją, prieš operaciją, po operacijos, kaip jinai jautėsi, viskas jai buvo tvarkoj, viską jinai toleravo, po operacijos šiek tiek pradėjo sakyti, kad kažkiek tai jaučiu, kažkas ten vyksta, kažkokie tai procesai, tai yra absoliučiai normali būsena, viskas tas yra kontroliuojama nuskausminamaisiais vaistais. Ir po 6 mėnesių mes padarysime jį dar kartą apžiūrą. Tai bus magnetinis rezonansas ir ginekologo konsultacija, kuomet bus įvertinta, kiek sumažėja mioma. Po kažkiek metų mes dar kartą pakartosime tą tyrimą ir jeigu nebus visiškai jokio ataugimo, sakykime, tai gydymas bus labai pavykęs. Tai ką? Linkiu jums sveikatos, linkiu jums nebijoti procedūrų, linkiu jums paieškoti taip pat internete, Facebook'e jūs galite surasti miomų embolizaciją, jūs galite paskaityti taip pat kažkokios tai literatūros apie tai, pagalvoti. Jeigu jums visą tai atrodys, kad yra patikima, tai prašau kreipkitės į specialistus, tokius kaip mes, iš Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, taip pat kai kuriuose kitose ligoninėse jums gali pasiūlyti tokį pat gydymą. Iki.